Laisvė, kūryba, mokslas. Tokiu gražiu obalsiu praėjęs 7. pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas neaplenkė ir Lietuvos archeologų. Susibūrę į atskirą sekciją, archeologai dirbo 2 kryptimis. Pradžioje posėdžiavo Vilniaus universitete, o paskui lankėsi kasinėjimuose Kernavėje ir Vilniaus Žemutinės pilies rūmų teritorijoje. Sekcijos pirmininkas Vilniaus universiteto profesorius Mykolas Michelbertas. Sekcijoje buvo gražus būrys žmonių, gražus būrys mūsų kolegų, labai platus pranešimų ratas, bet visai nebuvo užsienį gyvenančių lietuvių. Taip. Kodėl? Na, matot, viena iš žymiausių užsienį gyvenančių mūsų archeologių, Marija Gimbutienė, šiuo metu serga, bet to nesenai buvo jau jos gražus jubiliejus. Na, o jaunesni kolegos, galimas daiktas, kad laiku nesuspėjo gauti mūsų pakvietimų. Bet ir jų yra tenais? Jų yra, taip. New York'e dirba keletas lietuvių archeologų. Tai galiu paminėti Šarūnas Milišauskas, Steponaitis. Čia gyvenantys mūsų kolegos skaitė apie 10 pranešimų. Kuo šita konferencija, šitas simpoziumas skiriasi nuo Lietuvos, jau čia tarptautinis, nuo Lietuvos, nuo mūsų vietinių panašaus pobūdžio renginių? Na, šitoje konferencijoje daugiausia buvo skaitami apibendrinančio pobūdžio pranešimai, kurie lietė turbūt pagrindinės tyrinėjimų kryptis. Chronologiniai rėmai pranešimų buvo nuo akmens amžiaus iki ankstyvųjų viduramžių, praktiškai iki Lietuvos valstybės susidarimo. Gana įdomus buvo istorijos mokslų kandidato Eugenijaus Jovaišos pranešimas apie astroarcheologijos perspektyvas Lietuvoje. Įdomus buvo pranešimai skirti miestų, ankstyvųjų miestų tematikai, būtent Genio pranešimas apie miestų atsiradimo laiką Lietuvos teritorijoje, kuris panaudoja labai daug statistinės medžiagos. Taip pat Žulkaus pranešimas apie senosios lietuvių valstybės, galbūt ne lietuvių, ten tiesiog ėjo kalba apie kuršių valstybės formavimas, irgi buvo tas pats laikotarpis maždaug 9-11 amžius, jis remiasi ir rašytiniais šaltiniais, ir archeologinė medžiaga. Ir žinoma, iškėlė labai daug tokių diskutuotinių dalykų ir konferencijos pabaigoje tą diskusiją įsijungė ir istorikai. Na, žinoma, iš karto nebuvo prieita vieningos nuomonės ir netgi buvo pasiūlyta, kad galbūt reikia surengti atskirą konferenciją, kurioje dalyvautų ir archeologai, ir istorikai, būtent pasišnekėti apie miesto atsiradimo laiką, taip pat apie valstybės atsiradimo laiką. Pradžią. Taip. Bet atrodo, kad tie nesutarimai ne principinių pobūdžių, o daugiau terminų klausimai. Be abejo, terminų klausimai. Ir beje, aš dar norėčiau paminėti vieną labai įdomų pranešimą, kurį padarė ne archeologas, o muzikologas Karaška apie archeologinius muzikos instrumentus. Iki šiol tokių pranešimų archeologinėse konferencijose nebuvo. Ir tai turi, tarp kitko, didelę praktinę reikšmę archeologams, kad mes atidžiau tiesiog pasižiūrėtumėm į tą medžiagą, kurią mes iškasam. Gal mes kartais nepastebim tų muzikos instrumentų. Ir kitaip juos vadinam, kitaip juos vadinam. Nes Lietuvoje to tipo archeologinio instrumentų mes nieko panašaus neturim. Čia jau koklį yra. Tikriausiai archeologai net pažįsta tų visų skambaliukų visų. Aš supratau. Šios instrumentas gal pažiūrėti. O ten, dar čia turiu ir... Tai jie negi tokį... O ten žiūrėk, ta, kur rodėt piešinuką, tai ką, buvo nulūžęs paprasčiausiai, ne? Paprasčiausiai nulūžęs. Bet jie plieno tai neturėjo. Kas neturėjo? Turėjo plieną? Turėjo plieną ir labai kokią. Nu tai kalavijus korpusas geležinis arba bronzinis, o šitasis liežuvėlis tai plieninis. Ir dabar restauruojant geriausiai tinka Smetonos laikų dalgio metalas, geriausiai tinka. Jisai turi tinkamą tamprumą, jisai neskyla, jisai gerai kalasi ir švediškas pačiausiai plienas. Ir aš dabar gavau porą gerų dalgių ir mes dabar jau užsiimam restauravimą. Labai nemažai išeis, bet mes norim pradžiai padaryti muziejinius pavyzdžius.
Reiškia, taip, Lietuvai, užsienį visada aš ten dovanoju, padarau kolekciją ir, reiškia, Paryžiaus žmogaus muziejus turi mano 3 rinkinius dovanotus, tų rekonstruotų instrumentų. Dabar jie turi apie 50 muzikos instrumentų. Taip, pagrobė pabandykit. Nu, čia molinukas, aišku, reikėtų restauruoti, reiškia, Kauno Barbakano tą molinuką pasižiūrėti, reiškia, jis tik tai prašlėtas. Kodėl jis buvo? Mažas instrumentas, bet jis duoda tikrai, reiškia, muzikos tiek, reiškia, kad... Taip, nu, po to dar tie imitavimai. Simpoziumas šįmet sutapo su archeologinių tyrinėjimų pradžia Lietuvoje. Klausimas profesoriui kaip Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkui. Ar skirsis kur nors šių metų ekspedicijos nuo ankstesniųjų? Na, aš manau, kad trupučiuką gal skirsis. Turim vilti, kad šiais metais ekspedicijos bus geriau finansuojamos, kadangi praėjusiais metais dalis ekspedicijų negalėjo išvykti. Paprasčiausiai nebuvo lėšų. Blokada. Taip. Šiais metais manau, kad archeologai įves kastuvus maždaug 70 Lietuvos vietovių. Bus tyrinėjami miestų senamiesčiai, ne tik tais Vilniaus, Kauno, bet ir tokių mažesnių miestų, kaip pavyzdžiui Telšių. Taip pat bus tyrinėjami piliakalniai ir senovinės gyvenvietės. Na ir gana daug ekspedicijų dirbs tyrinėdamos senosius baltų genčių laidojimų paminklus. Tai tiek mūsų eros pradžios pilkapynus ir kapinynus, tiek vėlyvesnio laikotarpio kapinynus ir tikimės, žinoma, gražių rezultatų. Dėkojam profesoriui Mykolui Michelbertui už pokalbį ir linkim, visiems kolegoms linkim sėkmingo tyrimų sezono. Na, kol šių metų tyrimų sezonas dar neįsibėgėjęs, mes norėtume parodyti vieną pernai surastą radinį.